Galbūt tai akmuo. Tai juokas. Įtempto specialiųjų pajėgų veterano, kaltinamo savo žmonos pašovimu, paieškos tęsiasi dar vieną dieną. Turiu naujos informacijos apie valandas iki šio išėjusio į pensiją kario, tariamo bandymo nužudyti savo žmoną ir vėliau dingimo Kentukio laukinėje gamtoje. Ką žinome apie tai, ką Creigas Beris gali turėti su savimi? Kas dar labiau pavojinga daro šias paieškas? Mes tyrėme šią bylą kartu su Law and Crime. Aš esu Chrisas Stewartas. Sveiki vaikinai! Trumpai noriu papasakoti apie šią programėlę. Ji vadinasi Upside. Ji suteikia jums pinigų grąžą už kasdienius pirkinius, tokius kaip kuras, maisto prekės ir išsinešamas maistas. Taigi štai ką reikia daryti. Labai paprasta. Parsisiųskite Upside. Ji nemokama. Pasirinkite pasiūlymą vienoje iš daugiau nei 100 000 vietų. Tada atsiskaitote kaip įprastai savo kortele, patvirtinate pirkimą ir gaunate pinigų grąžą. Aš naudojausi ją, kai pyliau kurą arba kai vieną vakarą užsisakiau maisto išsinešimui, tiesiog ieškodamas pasiūlymų Upside programėlėje. Po to, kai išleidžiu pinigus, jie atsiranda mano programėlėje, o tada tiesiog pervedu juos tiesiai į savo banko sąskaitą. Viskas. Dažni Upside naudotojai vidutiniškai per metus susigrąžina $254. Norėdami pradėti susigrąžinti pinigus, spauskite nuorodą aprašyme arba nuskenuokite QR kodą ir naudokite reklamos kodą OTC, kad gautumėte papildomą 25 centų premiją už kiekvieną galoną per pirmąjį bako pildymą. Šios paieškos vadovai, įskaitant JAV maršalus, labai aiškiai sako, kad asmuo, kurio jie ieško, nėra jų įprastas įtariamasis. Tai žmogus, kuris tikriausiai žino, ką daro, bandydamas pasprukti nuo teisėsaugos. Apie šį asmenį mes ir kalbame. Jo vardas yra Creigas Beris. Jam yra 53 metai ir jis yra specialiųjų pajėgų veteranas. Ką tik sužinojau daugiau informacijos iš kariuomenės apie tai, ką tiksliai jis veikia tarnaudamas kariuomenėje. Ką žinome apie Barį pastarosiomis dienomis? Tai, kad jis slapstosi nuo gegužės 1-osios Stewart apygardos Tenesio valstijos pareigūnai teigia, kad jis ieškomas dėl įtarimų bandžius nužudyti savo žmoną. Dabar dar šiek tiek pakalbėsime apie Barį ir jo praeitį, bei tai, ką žinome apie smurto artimoje aplinkoje incidentą, dėl kurio jis pabėgo. Prie to netrukus sugrįšime. Tačiau prieš tai noriu pateikti naujausią informaciją apie šią paieškų operaciją. Kas pavajų? Gali būti, kad esu persekiotojas, aš tuo naudojuosi. Tai yra. Tai naujai paviešintas Tenesio greitkelių patrulio pareigūnų kūno kameromis užfiksuotas paieškos vaizdo įrašas. Pareigūnai nešasi ilgavamzdžius ginklus. Jie turi su savimi šunis, bandančius užuosti pėdsaką, kol jie eina per labai kaimišką Tenesio dalį, esančią ties sieną su Kentukiu. Ir vietovė, kurioje visa tai vyksta, yra gana unikali. Reikia pagalvoti apie iššūkius, su kuriais susiduria teisėsauga, bandydama surasti Creigą Berį. Taigi, Stewarto apygarda Tenesis, šiaurės vakarų valstijos dalyje maždaug 1,5 valandos į šiaurės vakarus nuo Nešvilio, ties sieną su Kentukiu. Tai kaimiška vietovė, daug laukinės gamtos, bet taip pat populiari poilsio vieta. Taigi, pagalvokite apie galimus tuščius namus, poilsio namus, kuriuose teisėsauga taip pat gali ieškoti, bandydama išsiaiškinti, kur gali būti Beris. Tai yra maždaug 1,5 valandos į pietus nuo Padukos, Kentukio valstijoje. Ir dar yra Kentukio ežeras, didelis rezervuaras, kuris ten driekiasi. Ir vanduo čia labai svarbus, nes kai kalbėsime apie tai, kokius įgūdžius gali turėti Beris ir kaip jis gali pabėgti nuo teisėsaugos, žinoma, kad jis yra labai geras plaukikas. Taigi manoma, kad tai yra paskutinis žinomas Creigo Berio atvaizdas prieš jam dingstant miške ankstyvomis gegužės 1-osios valandomis. Ši nuotrauka buvo padaryta kamera gaudyklė. Ir kaip matome priartinę, Beris atrodo vilki maskuojančius drabužius. Šios nuotraukos laiko žymą – gegužės 1-osios naktis 00:13. Remiantis pirmuoju Stewarto apygardos šerifo biuro pranešimu, jie buvo iškviesti į šiuos namus Doverio mieste Tenesyje 1:30 nakties gegužės 1 dėl to, kas buvo apibūdinta kaip šeiminis konfliktas. Šerifo biuro pareigūnai teigia, kad kaip įtariama, Beris nušovė savo žmoną, o tada pabėgo. O čia yra nuotraukos, kurias radome socialiniuose tinkluose, kuriuose matyti Beris ir jo žmona prieš keletą metų. Mes nerodome jos veido, mes saugome jos tapatybę. Pareigūnai sako, kad po šūvio į kaklą ji buvo nuvežta į ligoninę. Šiuo metu jos vyrui yra išduotas arešto orderis. Ir jei Beris bus sulaikytas, jam bus pareikštas kaltinimas dėl pasikėsinimo nužudyti 2 laipsniu. Pranešama, kad tas arešto orderis atskleidžia daugiau informacijos apie tai, kas įvyko ir dėl ko Beris pabėgo į mišką.
Taigi, pažiūrėkime, ką sužinome apie Barry ir jo praeitį. Teisėsauga jį apibūdina atvirai, tarsi jis būtų Jasonas Bournas. Prisiminkite Matto Damono vaidintą personažą tuose filmuose – CŽV šnipą, kuris bėga, tačiau šis atvejis yra visiškai realus. O Barrys yra žmogus, kuris savo karinės tarnybos metu praėjo išsamius mokymus, kad gebėtų veikti tokioje situacijoje ir pabėgti nuo žmonių, kurie jo ieško. Barrys yra išėjęs į pensiją JAV kariuomenės elitinių specialiųjų pajėgų narys. Jis turi išsamių išgyvenimo įgūdžių, o valdžios institucijos sako, kad jis puikiai plaukia, kaip ką tik kalbėjome, ir yra naras. Be to, jie mano, kad jis yra ginkluotas. Jie teigia, kad jis kaip įtariama pasiėmė bent vieną pistoletą su savimi į mišką. Dar labiau širpinantis faktas yra tas, kad jie sako, jog jis pasiėmė papildomų šovinių, kai bėgo. Aš susisiekiau su JAV kariuomenė ir atstovas spaudai man pasakė, kad Barrys buvo pėstininkas ir specialiųjų pajėgų medicinos seržantas nuo 1992 iki 2016 metų. Taigi tai buvo ilga karinė karjera. Kai jis paliko kariuomenę, jo laipsnis buvo 1. klasės seržantas, o tarnybos metu jis 4 kartus buvo išsiųstas į Iraką. Pirmasis buvo 2003 metų rugsėjį, paskutinis jo išsiuntimas baigėsi 2014 metų gruodį. Ir kai Barry bėga, noriu, kad pagalvotumėte apie tai, jog jis vilkėjo kamufliažinius drabužius ir pasiėmė papildomų šovinių. Atrodo, kad tai žmogus, kuris žino, ką daro. Ir ši situacija yra labai neraminanti. Tyrėjai kalba labai atvirai. Jie sako, kad šiuo metu neatmeta jokios galimybės, kur jis galėtų būti. Taip pat jie teigia, kad yra tikimybė, jog Barry galėjo gauti pagalbos iš išorės, kad pabėgtų. Neaišku, iš kur ta pagalba galėtų ateiti, bet man pasirodė įdomu, kad tai buvo konkrečiai paminėta Stewarto apygardos šerifo biuro Facebook įraše. JAV maršalai taip pat dalyvauja. Jie sako, kad Barrys yra 1,180 cm ūgio. Jis turi rudus plaukus ir mėlynas akis. Jam 53 metai, o jo svoris 84 kg. Pareigūnai sako, kad visi, kurie jį matė arba žino, kur jis yra, nedelsdami skambintų numeriu 112. Taigi panagrinėkime šiek tiek plačiau tariamą incidentą. Sugrįžkime šiek tiek atgal prie to, kas įvyko valandomis iki to, kai prasidėjo ši Barryaus paieška, kuri dabar tapo nacionalinė naujiena. Remaiantis Barry sulaikymo orderiu, jo žmona teigia, kad ji ginčijosi su savo vyru, o tada, kaip įtariama, viskas peraugo į smurtą. Ji teigia, kad Barrys, kaip įtariama, kelis kartus trenkė ją į galvą, o tada pasmaugė. Barrys taip pat kaltinamas tuo, kad šovė ją į kaklą. Šis incidentas, kaip įtariama, įvyko 23:30 val. Naktį prieš Barry dingstant. Taigi kalbame apie balandžio 30-ąją. Geros naujienos yra tai, kad, pasak CNN, Barry žmona turėtų pasveikti. Orderyje nurodoma, kad kai pareigūnai atvyko į Barry namus, jie rado jo automobilį sudaužytą įvažiavime. Tačiau specialiųjų pajėgų veterano niekur nebuvo galima rasti. Tai nurodoma arešto orderyje, kurį gavo CNN. Stewart, apygardos šerifas, taip pat pranešė tinklui, kad jie turi Barry telefoną. O tai viena vertus reiškia, kad jis neturi galimybės bendrauti, nebent yra su kuo nors, kas būtų visai šalia jo. Tačiau tuo pačiu metu jie negali jo sekti, kas galbūt nestebina, turint omenyje, kad šis asmuo atrodo žino, kaip pasprukti dėl savo išsamių išgyvenimo mokymų. Šerifas taip pat pranešė, kad jų manimų Barrys paskambino savo tėvams vieną kartą prieš pasprukdamas į mišką. Ir šerifas sako, kad Barrys tėvai bendradarbiauja. Ne tik neaišku, kur yra Barrys, bet ir neaišku, kokie jo planai šiuo metu. Kur jis mano einas, ką jis darys, jei teisėsauga priartės. Ir ką mums sako faktas, kad jau praėjo maždaug 5 dienos be jokių Barrys ženklų apie tai, kiek sėkmingai jam iki šiol pavyko išvengti teisėsaugos. Dabar, kai sekame šią istoriją, prisiminiau 2 didelio atgarsio sulaukusias žmogaus paieškas, kurias pastaraisiais mėnesiais esame nušvietę. Viena iš jų Travisas Deckeris, buvęs JAV armijos narys, kuris nužudė 3 savo dukras šiurpioje istorijoje. Tai įvyko 2025 m. gegužę stovyklavietėje Vašingtono valstijos kaimiškoje vietovėje. Ir tuomet galbūt prisiminsite visą spekulaciją susijusią su gaudynėmis ir įsitikinimą, kad Deckeris mėnesius slapstėsi nuo teisėsaugos didžiulėje Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų laukinėje gamtoje. Deckerio palaikai buvo rasti po kelių mėnesių, praėjusių metų rugsėjį. Pasak FTB, jo kūnas buvo tokios irimo būklės, kad mirties priežastis gali niekada ir nepaaiškėti. Dabar kita gaudynė, apie kurią pagalvojau, susijusi su Virdžinijos vidurinės mokyklos futbolo treneriu Travisu Turneriu.
Jis, kaip teigiama, praėjusiu metu lapkritį pačiame futbolo sezono įkarštyje išėjo į mišką už savo namų. Pareigūnai norėjo pasikalbėti su treneriu dėl sunkių kaltinimų, nepilnamečio viliojimo ir vaikų pornografijos laikymo. Po to, kai Turneris dingo, jam buvo išduotas arešto orderis, tačiau jis vis dar dingęs. Šiuo metu JAV maršalai siūlo $5,000 atlygį už informaciją apie Turnerį. Ir tai yra ta pati suma, kurią šiuo metu maršalai siūlo ieškodami Barį. Kaip ir Baris, Turneris, kaip teigiama, pasiėmė ginklą ir išėjo į mišką. Ir vėlgi, jis vis dar dingęs. Prisijungė prie mūsų pasikalbėti apie tai Justinas Shepardas. Jį galite rasti socialiniuose tinkluose Just in the Nick of Crime pavadinimu. Taip pat jis yra naujo tinklalaidės Untold True Crime in Their Own Words vedėjas. Kaip visada, ačiū, kad skiriate laiko būti su mumis čia Law and Crime. Žinau, kad esate Tenesyje. Žinau, kad tai vyksta šiek tiek toliau nuo jūsų, bet kas jums šiuo metu labiausiai krenta į akis? Praėjo maždaug 4 ar 5 dienos nuo tada, kai paskutinį kartą matėme Craigą Berry. Taip, tai įdomi byla ir paskutinį kartą jis buvo pastebėtas tako stebėjimo kameroje. Taigi net ir paskutinis jo pastebėjimas, kuris, manau, buvo praėjusį ketvirtadienį, buvo užfiksuotas tik skaitmeniniu būdu. Taigi niekas jo iš tikrųjų nematė gyvai jau nežinia kada. Manau, kad tai labai sudėtinga paieška, nes ta tenesio dalis, su kuria susidurėte, yra labai tankus miškas. Tai žmogus turintis išgyvenimo įgūdžių. Jis buvo vadinamas specialiųjų pajėgų nariu. Jis žino, kaip išvengti paieškų. Jis žino, kaip išgyventi. Jis moka susidoroti su tikrai sudėtingomis sąlygomis. Ir jis iš esmės tarsi pranyko nuo žemės paviršiaus. Ir manau, dar vienas didelis iššūkis, su kuriuo jie susiduria, nors galbūt šiek tiek skubu apie tai kalbėti, yra tas, kad kiek suprantame, jis atsikratė savo mobiliojo telefono. Taigi dabar jiems tenka atlikti tikrą paiešką vietoje, sektorių paiešką, senamadišką detektyvinį darbą, bandant jį surasti. Žinote, tokiose bylose visada įdomu, nes JAV maršalai, kaip žinote, yra tokie pat geri kaip bet kas kitas, kai reikia sekti žmonės. Bet atrodo, jis turėjo porą valandų pranašumą prieš prasidedant paieškai. Kaip žinau iš CNN, tas smurto artimoje aplinkoje incidentas įvyko apie 23:30 naktį prieš tai. Kitą rytą apie 1:30 jis buvo užfiksuotas stebėjimo kamera take, taigi maždaug po valandos. Ir tada žinau, kad Stuarto apygardos šerifo biuro sakė, jog jie sureagavo apie 1:30. Tad kyla klausimas, kiek įtakos turi tos kelios valandos ir kaip jos suteikia specialiųjų pajėgų nariui galimybę bent jau tam laikui pasprukti? Na, manau, kad tai labai geras pastebėjimas ir manau, kad kelių valandų pranašumas tokiam žmogui kaip Creigas Berrys yra milžiniškas. Žinai, tai skiriasi nuo, tarkim, tavęs ar manęs, kurie gal ir bėgtume, bet iš tikrųjų nežinome, ką daryti. Tai žmogus, apie kurį galime drąsiai manyti, kad jis moka slėpti pėdsakus, moka išsisukti. Jis buvo užfiksuotas toje kameroje take. Jis buvo matytas su maskuojančia apranga, o kai esi prie vandens ar miško, kaip jie yra, tai suteikia daug priedangos. Be to, vienas dalykas, kurio policija ar valdžios institucijos dar neatmetė, yra klausimas, ar jis gauna pagalbą. Ir tai gali būti keli skirtingi dalykai. Tai gali būti, ar jis turi užjaučiančių draugų ar ryšių, ar netgi verčia, ką nors jam padėti. Bet žinote, tokioje situacijoje kaip ši, maistas, pavėžėjimas, automobilis, kuro paslėpimas kažkur, vieta nakvyniai, visa tai gali būti labai svarbu. Ir tai gali suteikti jam kelių dienų pranašumą prieš valdžios institucijas. Jei tai padaryta teisingai, o šis vyras žinos, kaip tai padaryti teisingai. Taip, jis tarnavo armijoje daugiau nei 10 metų ir tai darė. Taip pat specialiosiuose pajėgose, kas, kaip žinote, yra dar aukštesnis karinės tarnybos lygis. Ką mes šiuo metu žinome, arba bent jau apie tai, kas vyko iki, žinote, tariamo incidento artimoje aplinkoje, kuris įvyko. Žinome, kad jo žmona ir buvo pranešta, jog ji jau išleista iš ligoninės, kas yra gera žinia, buvo pašauta. Ar yra kokios nors kitos informacijos apie tai, kas lėmė visą šią situaciją? Taip, mačiau pranešimus, nenoriu čia pasisavinti nuopelnų iš vyro vardu Nikas Baris iš News Channel 5 čia Nešvilyje. Jis iš esmės pranešė, kad šioje situacijoje įvyko smurto artimoje aplinkoje atvejis. Nesu tikras, kas tiksliai tai sukėlė, bet jis susidūrė su ja prie jos automobilio. Jis šovė į automobilį, ją pašovė. Jis staigiai atidaro duris, prieina prie automobilio, staigiai atidaro duris ir klausia, ar ji buvo sužeista. Ji atsako taip ir sako, kad mano, jog miršta, bet sugeba nuspausti akceleratorių ir pabėgti, kas tikriausiai ir išgelbėjo jai gyvybę. Ir aš labai džiaugiuosi girdėdamas, kad ji jau išleista iš ligoninės ir žinote sveiksta. Tačiau tuo pačiu sakiniu, tuo pačiu metu jis vis dar laisvėje. Tai kiek ji yra saugi, kol jis nebus sučiuptas?
Ir kaip tik prie to, ką paminėjai, dabar jau praėjo šiek tiek laiko. Viskas įvyko gegužės 1, o dabar, kai įrašinėjame, yra gegužės 5. Ir atrodo, kad kažkas, žinai, net jei esi elitinių specialiųjų pajėgų karys, vanduo ir maistas labai svarbus, jei vis dar bandai slapstytis. Ir man buvo įdomu, kad šerifo biuras paminėjo, jog jie neatmeta galimybės, kad kažkas galėjo jam padėti. Nes atrodo, kad dienoms bėgant, jei nėra jokių Craigo Berrio ženklų. Atrodo, kad kažkas jam padeda, turėtum pagalvoti, kad jis gauna pagalbą. Kažkokiu būdu, gal net ne savo noru. Žinai, mes turėtume žinoti, bet, žinai, kažkokiu būdu turi būti įsitraukęs dar kažkas, ar ne? Žinai, ir aš su tuo sutinku. Kitas dalykas, ir aš prie to dar grįšiu, bet dar vienas įdomus dalykas, apie kurį mačiau pranešimų, yra tai, ar tai galėjo būti iš anksto suplanuota. Žinai, atrodo, pagal turimą ribotą informaciją, kad tai beveik panašu į spontanišką situaciją, kai įvyko kažkokias susistumdymas ir jis pradėjo šaudyti. Bet jei tai buvo suplanuota iš anksto, galbūt jis planavo kažką padaryti. Žinai, tai suteikia jam galimybę susisiekti su žmonėmis ir pasakyti, ei, man reikės vietos apsistoti, arba man reikės pasinaudoti sandėliuku, arba suteikia jam galimybę kažkur paslėpti kuro kanistrą ar automobilį. Arba, žinai, iš tikrųjų galimybės yra begalinės, kas galėjo vykti. Ir dėja, mes neturime informacijos, ar tai buvo suplanuota iš anksto, ar jis su kuo nors susisiekė. Tai taip pat apsunkina darbą pareigūnams. Nes dabar jie turi gilintis į jo praeitį, gilintis į jo santykius ir pradėti juos sekti. Kad galbūt galėtų geriau nustatyti, kur jis galėtų būti. Ir dar viena neraminanti šios situacijos dalis yra ta, kad, žinai, yra tam tikrų atvejų. Pavyzdžiui, Travisas Deckeris yra tas, kuris ateina į galvą. Taip, futbolo treneris iš vakarinės Virdžinijos dalies, kuris išėjo į mišką. Nežinau, kiek lauko patirties turėjo treneris Turneris toje situacijoje. Bet šiuo atveju faktas, kad jis vilkėjo maskuojančius drabužius, kai matai tai toje medžio bokštelio kameroje, kuri jį užfiksavo tikriausiai praėjus 45 minutėms ar valandai po tariamo šaudimo, man tai rodo ketinimą. Tai žmogus, kuris eina į mišką nebūdamas kažkokios pakrikusios būsenos. O Dieve, ką man daryti? Tai buvo tarsi, aš eisiu į mišką ir niekas manęs neras, nes aš vilkiu šiuos drabužius. Ir dar jie sako, kad jis pasiėmė su savimi papildomų šovinių, o tai tikrai padidina pavojų JAV maršalams, vietos šerifams ir visiems, kurie dalyvauja jo paieškose. Taip, visiškai sutinku ir aš pritariu tau, atrodo, kad tai labai tyčinis veiksmas, o ne tiesiog, ei, aš panikuoju. Ir žinai, kai turi reikalų su žmogumi, kuris yra specialiųjų pajėgų karys, turintis 10-metį patirties kariuomenėje ir kovos zonose, tokie žmonės nepanikuoja. Jie žino, kaip išlikti ramus ir susikaupę spaudimo metu, kai viskas pasisuka netikėta linkme. Jie privalo tai mokėti. Tai ir padėjo jiems išgyventi tokiose situacijose. Taigi aš sutinku su tavimi, kad tai neatrodo kaip žmogus, kuris būtų buvęs kažkokioje chaotiškoje panikos būsenoje ir bėgęs į mišką. Tai atrodo kaip žmogus, kuris pagalvoja, pasiimsiu savo maskuotę, pasiimsiu papildomų šovinių ir išeisiu. Jūs manęs nerasite, nebent aš pats norėsiu, kad mane rastumėte. Ir būtent tokį patį įspūdį man palieka ir šis vaikinas. Ir man taip pat atrodo, kad tai labiau panašu į Traviso Deckerio atvejį. Tai buvo pirmoji byla, apie kurią pagalvojau, kai visa tai prasidėjo. Tik žinoma, be to, kad jis nužudė savo vaikus. Žinote, tai labai primena Traviso Deckerio atvejį. Turime dar vieną žmogų su karinė patirtimi. Galiu klysti, bet man atrodo, Travisas Deckeris taip pat buvo specialiųjų pajėgų narys. Ir tai jau turiuomenį vien tik karinis pasirengimas tave iškelia į visiškai kitą lygį nei vidutinis žmogus, vidutinis bėglys. Bet kai prie to prisideda specialiųjų pajėgų patirtis, tai tikrai pakelia viską į aukštesnį lygį. Na ir kalbant apie tuos du atvejus, apie kuriuos kalbėjome, kaip Travisas Deckeris, man atrodo, tai buvo praėjusių metų gegužę, ta siaubinga istorija, kai jis nužudė savo 3 dukras. Bet mes nežinojome, kas jam nutiko iki rugsėjo. Ir tada, kaip ir futbolo trenerio atveju, jis dingo lapkritį. Ir tai buvo žmogus, kuris neatrodė, kad būtų kokių nors specialiųjų pajėgų narys. Jis nepraėjo tokio tipo mokymų. Ir mes vis dar nežinome, žinai, dabar jau gegužė, mes vis dar nežinome, kas jam nutiko. Ir tai tiesiog parodo, kokią vietovę turi įveikti JAV maršalai. Ir iš tikrųjų, nors ir skamba kaip klišė sakyti adatos ieškojimas šieno kupetoje, bet tokiose situacijose taip ir yra. Tačiau tai kelia didelį susirūpinimą visiems, kurie ieško Craigo Berrio. Ir tikimės, kad jis bus sulaikytas ir viskas bus padaryta saugiai. Justinas Shepardas, jį galite rasti socialiniuose tinkluose Just in the Nick of Crime. Tu ten puikiai dirbi. Kaip visada dėkojame, kad skyrėte mums laiko. Mes tai vertiname. Žinoma, ačiū, kad pakvietėte mane. Prisijungia prie mūsų, kad pakalbėtų daugiau apie šią paiešką, Liza Miller, išėjusi į pensiją detektyvė, buvusi vyriausioji tyrėja. Visada malonu jūs matyti Law and Crime laidoje.
Kas jums iki šiol labiausiai užkliuvo dėl Kreigo Berio? Jo pavojingumas. Visų pirma, mes žinome, kad jis susijęs su smurtu artimoje aplinkoje. Jūs žinote, jis ją užpuolė. Jis ne tik, kaip teigiama, ją sumušė, bet kai ji bandė pabėgti, jis paėmė šaunamąjį ginklą ir vijosi ją. Tačiau mes negalime pamiršti jo parengimo ir specialiųjų pajėgų mokymų. Mokymai, kuriuos jis gavo ginkluotosiose pajėgose, išmokė jį, žinote, kaip sprukti. Ir dar svarbiau, kas šiuo metu labiausiai neramina teisėsaugą, tie mokymai išmokė jį, kaip išvengti sulaikymo. Na, mes įrašinėjame tai gegužės 5 dieną, o gegužės 1 dieną visa tai, kaip teigiama, ir įvyko. Ir pareigūnai, žinote, sureagavo. Manau, kad incidentas, kaip pranešama, įvyko maždaug 23:30 balandžio 30 dieną. Tada gegužės 1, apie 1:30 ryto atvyksta teisėsauga. Taigi žinote, turite porą valandų pranašumą, o tada jie pradeda sekti nuo to momento. Atrodo, kad tai nedaug laiko, bet kiek svarbu, kai ieškai žmogaus, net ir 2 valandos gali būti, kol pradedi sekti jų pėdsakais. Na tai labai svarbu, nes štai kokia realybė, ypač šioje konkrečioje vietovėje. Iš tikrųjų, aš esu buvęs šioje vietovėje, žinote, Kentukio ežeras, Barklio ežeras, Paris Landing, viskas ten. Tai labai kaimiška vieta. Reljefas yra labai nelygus. Ir realybė tokia, kad kaimiškoje teisėsaugos agentūroje prireikia šiek tiek laiko surinkti pajėgas, ypač vėlai vakare. Jie neturi daug žmonių savo etate, taigi jų turimi darbuotojai, nors ir geri, buvo nukreipti ten pagal pranešimą. Tačiau pradėti vyti žmogų į mišką tokioje vietovėje, jie paprastai iš karto neturės su savimi šunų. Jie negalės iš karto pradėti sekti pėdsakų. Dabar žinome, kad jis atsikratė savo mobiliojo telefono. Taigi net ir federaliniams maršalams skaitmeninis siekimas šiuo metu bus gana sudėtingas. Jis, tiesą sakant, turėjo tikrai nemažą pranašumą. 2 valandos tokioje vietovėje, tokiu paros metu yra labai daug. Žinai, ir aš manau taip pat, kad jis tikrai ilgą laiką tarnavo specialiosiose pajėgose. Mes žinome, kad tai yra sunkiausi ir geriausi mokymai. Kokius tik galima gauti, kai kalbama apie išgyvenimą ir gebėjimą pabėgti nuo žmonių. Bet tuo pačiu metu, turiu omenyje, JAV maršalai yra tikrai geri šioje srityje. Tai yra jų kasdienis darbas. Jie turi technologinį pranašumą, jie turi dronus. Aš visada susimastau kai kuriuose iš šių situacijų. Ir aš prisimenu Trevisą Dekerį. Labai liūdna, žinoma, ta situacija, bet jis buvo kariškis ir teisėsauga užtruko mėnesius, kol jį surado. Bet kiek iš tikrųjų gali būti pranašumo turėti tokį karinį pasirengimą, kai susiduri su žmonėmis, kurie taip pat labai gerai seka pėdsakus ir turi technologijų, tokių kaip dronai, pranašumą, taip pat šunis, kurie gali užuosti kvapą. Tai vis tiek yra pranašumas, Krisai, nes jis žino, kur eina. Šioje vietovėje yra daug poilsio namų, yra daug namelių, jis gali lengvai pasislėpti. Ir tiesiog tai užtrunka laiko, nes ši teritorija aplink ežeras yra labai didelė. Taigi, turiu omenyje, kad jėgos čia atrodo šiek tiek labiau susilyginusios, nes jis turi šį pasirengimą. Žinote, paprastas žmogus, kuris bėga nuo teisėsaugos, pabėga į mišką. Jie pavargsta, jie išalksta, jie gana greitai padaro klaidų. Šis ponas, žinote, jis moka veikti stokodamas miego. Jis žino, kada reikia pasislėpti. Jis žino, kur reikia pasislėpti. Todėl aš labai pasitikiu gerai parengtais pareigūnais. Bet jiems tai bus iššūkis. Kaip sakiau, tos vietovės neįveiksi. Tai išvargins blogietį, kuris, kaip teigiama, yra labai geros fizinės formos. Bet taip pat išvargins ir pareigūnus, ir šunis, ir panašiai. Ir nors jie turi dronus, vis tiek reikia aprėpti didžiulę teritoriją. Galiu pabrėžti, kokia kaimiška ir sudėtinga yra ši vietovė. Tai labai geras pastebėjimas, nes aš ką tik žiūrėjau į tai iš viršaus, tarsi per Google Maps, tiesiog naršiau po apylinkės. Ir pati mintis apie poilsio namelius, kuriuos kažkas galbūt turi. Dabar toks metų laikas, kai žmonės pradeda lankyti savo nameliuose prie ežero. Bet žinai, viena vertus tai gali ir nebūti taip. Jis slepiasi, žinai, po medžiu arba krūmuose. O tu randi kelią į kokį nors sandėliuką ar panašiai. Ten šiuo metu nėra daug žmonių. Tai tikrai baisu.
Aš taip pat galvoju apie tai, ką jis pasiėmė su savimi ir apie tai, kad jis vilki maskuojančius drabužius, kad, kaip sakoma, pasiėmė bent vieną ginklą ir papildomų šovinių. Atrodo, kad jis eina su ketinimu, jog tai nebus jo pabaiga. Žinai, priešingai nei tas, kuris galbūt akimirkos metu išeina su ketinimu pakenkti savo. Negaliu įsivaizduoti, kaip teisėsaugos pareigūnui kasdien eiti į mišką ir kaip reikia nusiteikti, kad galėtum bandyti sekti žmogų, kuris turi tokį pasirengimą, bet taip pat atrodo atėjo su ketinimu pakenkti kitiems. Teisingai. Taigi mes nežinome. Mes žinome jo mąstyseną iš jo pasirengimo. Jo mąstysena yra kario. Tiesą sakant, teisėsaugos pareigūnų mokymai yra tokie patys. Jie dabar turi šią kario mąstyseną. Galiu pasakyti, kad tai buvo prieš daug metų, maždaug prieš 2 dešimtmečius. Aš buvau kelių jurisdikcijų SWAT komandoje ir mes ėjome į mišką. Ir atvirai kalbant, žinote, žygiavimas miške man nėra svetimas, bet kai tu medžioji kažką atviroje vietoje, tai labai skiriasi nuo pastato valymo. Manau, bet kurią savaitės dieną verčiau išvalyčiau didelį pastatą, nei eičiau medžioti žmogaus, apmokyto veikti miške. Yra tiek daug vietų, kurie gali surengti jums pasalą, ir mes nežinome, žinote, mes vis dar net nežinome, ar šis vyras vis dar yra šioje vietovėje. Jis ginkluotas. Jis yra taip nusiteikęs, kad nenori būti sučiuptas. Tai ir turime dabar galvoti. Jis kovos. Jei bus įspraustas į kampą, jis tikrai kovos. Ar jis laiko ką nors įkaitu prie vieno iš šių ežerų? Ar jis užgrobė kieno nors automobilį, turi jų transporto priemonę ir laiko juos įkaitais, ar dar ką nors daro? Dabar yra tiek daug scenarijų. Be to, net oras nepadeda teisėsaugai. Mes kalbame apie dronų naudojimą ir kaip tai yra naudinga, bet oras buvo tikrai prastas ir tikrai negali paleisti dronų tokiu blogu oru, koks buvo pastaruoju metu. Taip, ir aš manau taip pat, aš įrašinėju tai. Esu Atlantoje, manau, kad šį vakarą artėja audros, įrašinėju tai gegužės 5 dieną. Kaip tai paveikia? Nes įsivaizduoju, jei jis yra lauke, tai nėra geros sąlygos, ypač kai reikia susidoroti su lietumi. Bet kaip lietus paveikia paieškos pastangas, bandant surasti tokį žmogų? Na, tai apsunkina judėjimą šioje vietovėje, kurioje yra daug pakilimų ir nuokalnių. Yra kalvų, yra daubų. Taigi, tai daro vietovės įveikimą pavojingesnį teisėsaugai. Tai apsunkina darbą visiems, kurie ten yra. Be to, kyla rūpesčių dėl įrangos. Žinote, dauguma įrangos, kurią naudojate, nėra suderinama su vandeniu. Taigi, tai tik dar labiau apsunkina viską. Taigi, kol jis silpsta, mes turime atkreipti dėmesį į teisėsaugą. Dabar jau praėjo kelios dienos nuo paieškos pradžios. Taigi, atvykus papildomiems ištekliams, vadovai taip pat turi rūpintis savo žmonių rotaciją ir užtikrinti, kad jie išliktų fiziškai ir psichologiškai žvalūs. Kad galėtų imti šios užduoties – medžioti žmogų, kuris bandė ką nors nužudyti. Taip, ir jis, žinote, bandė nužudyti savo žmoną. Mačiau per CNN, kad vietos šerifas sakė, jog tikimasi, kad ji pasveiks, kas tikrai yra gera žinia, bet, žinote, labai baisu, turint omenyje šio žmogaus pasirengimą. Ką tai jums sako? Dabar paieška prasidėjo gegužės 1, dabar yra gegužės 5, praėjo 4 dienos. Ir atrodo, kad remiantis tik viešai paskelbta informacija, jie nėra labai arti sprendimo. Dažnai būna, kad jie yra daug arčiau nei leidžia suprasti. Mes nežinome. Bet faktas, kad jis dar nesugautas po 4 dienų, kaip tai veikia paieškos strategiją ieškant tokio žmogaus? Strategija šiek tiek keičiasi. Peržiūrėjau kai kurias ataskaitas ir maždaug prieš 7 metus, būtent šioje pačioje vietovėje, buvo vyras, kuris nužudė 2 žmones ir pabėgo, ir jis slapstėsi 2 savaites. Taigi, pirmosios kelios dienos yra gana įtemptos, chaotiškos, po kurio laiko įsivyrauja tam tikra organizacija. O tada, maždaug 4 ar 5 dieną, šioje vietoje, kurioje dabar esame, jie pradeda jam daryti spaudimą. Ir vėlgi, naudojamos šios specializuotos teisėsaugos pajėgos, kurios atvyksta su savo šunimis, dronais. Jie nori jį arba kažkur užspausti, galbūt ten, kur jis slepiasi, arba spausti jį ir psichologiškai išsekinti. Taigi, labiau imamasi organizuoti paieškas pagal sektorius. Žinote, viskas šiek tiek sulėtėja vadovybei. Jie gali pradėti peržiūrėti, kas jau buvo ieškota, o kas dar nebuvo ieškota.
Išplėskime mūsų paieškos teritoriją. Nežinote, turint jo patirtį ir būnant gerų plaukiku, jis galėjo gana lengvai perplaukti Kentukio ežerą. Jis galėjo gana lengvai perplaukti upę, kad išvengtų šunų. Taigi, žinote, jie plečia paiešką, jie apžiūri situaciją, tikrina, kokių išteklių reikia pasitelkti. Iš tikrųjų, dabar nėra panikos. Medžioklė prasidėjo ir teisėsauga šios paieškos imasi labai ryžtingai. Taip, ir esu tikras, kad tam tikrų momentų, turiu omenyje, šis žmogus tikrai turi visus įmanomus mokymus, kad turėtų šiokį tokį pranašumą ir galbūt turėjo kelias valandas pranašumo, kol paieška iš tikrųjų prasidėjo. Bet turiu omenyje, esu tikras, net ir jūsų patirtimi remiantis, kad anksčiau ar vėliau jis padarys klaidą. Tokiais atvejais pagalvoji apie sąlygas, kuriomis jis gyvena, apie maisto trūkumą. Jis juk negali nueiti į parduotuvę ir sumokėti pinigais. O jei būtų naudojama kreditinė kortelė, viskas būtų baigta. Taigi pažiūrėsime, kas bus toliau. Labai nerima kelianti situacija Tenesio ir Kentukio pasienyje. Lisa Miller, visada malonu Jūs matyti laidoje Law and Crime. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, Krisai. Tai jau viskas laidoje On the Case, kurią pristato Law and Crime. Prenumeruokite mus YouTube ir Spotify. Taip pat transliuojame per Peacock. Aš Krisas Stewartas. Iki kito karto.